67 pamoka ir kadangi aš per praeitos pamokos pabaigą pasakiau, ką mes šiandien darysim, tai aš kaip ir neaptarnėsiu, šiandien tiesiog sukursim savo naują pirmą user interface CPP programėlę, kuri sakys Hello World. Taigi prieš akis viskas tas pats, ką mes darėm praeitą pamoką. Ir šiandien aš jau norėčiau pašnekėti apie tą kodą ir sukurti mūsų pirmą programėlę, kuri pasakys mums Hello World. Kadangi mes dirbsim dabar tik tai su main.cpp, automatiškai mums reikia atsikratyti kai kurių dalykų, tai pavyzdžiui atsikratyti šito. Mums nereikia inkludinti šito failiuko, nes mes jo nedirbsim dabar. Toliau reikia atsikratyti šitų dviejų eilučių ir realiai viskas turėtų atrodyti taip, kaip dabar matot. Na štai. Tai taip atrodys dabar visada mūsų pradinis langas, pradinė būsena. Ir sakyčiau, jeigu aš dabar norėčiau pasirašyti, kad ir Hello World, čia galima iš karto pasidaryti daug vietos ir, kur galėsim, sakykime, dirbti. Nieko kito nekeisdami. Bet kadangi aš noriu pasirašyti kažkokį tai tekstą, tai tekstas vadinasi angliškai label. Ir kad jį pasirašyti, man reikia includinti label. Jo, iš tikrųjų taip ir yra. Kaip be būtų keista. Ir tai vadinsis ne label, atsiprašau, o Q label. Štai taip. Matėte, iškart pabraukė, kad padariau klaidą. Ir jeigu aš inkludinau Q label, automatiškai reiškia, kad aš jau galiu savo programą rašyti kažkokį tai tekstą. Kad rašyti tekstą, man reikia susikurti tą labelą, ne? Tai vėlgi, kaip tai atrodys? Man reikia pasirašyti mano klasės, čia yra klasės pavadinimą, Q label, sakykime, pasidaryti nuorodą, label ir jai prisiskirti new Q label ir čia būtent įdėti kažkokį tai, šitą būtent objektą new Q label, kažkokį tekstą, ką aš noriu, tai sakykime Hello World, ne? Taigi mes susikūrėme naują objektą, būtent Q label ir turim nuorodą į tą būtent tą vietą, kur rasi šitas naujas objektas ir žinoma turim klasę. Bet kadangi aš dabar viską turiu susikūręs, aš vis tiek, jeigu paleisčiau programą, nieko nematyčiau vien, todėl kad mes nepadarėm, kad parodytų mums tą label, mes jį tik susikūrėm. Taigi, jeigu mes norim, kad jį parodytų, turim pasirašyti label ir nurodyti būtent į jo vietą, kaip matote šitą vietą, dėl to čia žvaigždutė yra, ir ką mes norim su juo daryti. Tai šiuo atveju būtų show. Automatiškai mūsų nuoroda nueina į atminties adresą. Ar čia atminties adresas, čia nuoroda. Aš dabar jau pats susipainiau iš tikro. Esmė, kad čia iš tikro yra atminties adresas, taip, o čia yra nuoroda į tą atminties adresą. Ir mes norim būtent parodyti tą atminties adresą, tai yra show. Ir jeigu aš paspausiu paleidimo mygtuką, susibildinus programai, kaip matote, ji pasileidžia. Ir mes turime mūsų naują pirmą programėlę, kuri sako Hello World. Sveikinu, mes sukūrėm naują programą.